Na štai ir aš vis laukiu kažko, nežinau, tinkamą momentą pradėti vėl filmuoti, bet aš jau niekaip nerandu, kaip ir dabar. Jau ruduo, jau Melisa į darželį. Ir Ale susirgo ten snargliukas, kosėje, temperatūros nebuvo, bet va jau 4 savaitę kaip nevedam. Šiandien rytą jau buvo pasiruošus, tikrai vesim, jau aprengiau visą kitą. Ir nežinau, čia manipuliacija, kas čia buvo, sukosėje, sučiaudėje, nu į nusprendėm nevest. Nu į dabar nečiaudinė kusį. Dabar telefoną daviau į žaidžias, bet tikrai neišėjo kitaip susitarti, irgi manipuliuojau gerai, kad išvažiuoti reikėjo ir apsirengti, jei rengti žiauriai nepatinka, tai verksmai didžiausi per visą laiptinę, BME, kad nebūtų to, tai daviau trumpam, paskui atjungsiu internetą, pasibaigs. Tai labas. Prisipirkau per Simono. Šitoj parduotuvėje pakolkas jie pigiausi. Man jie tai patinka, o rudenį tik apie 2 mėnesius jie tai būna, tai kol dar pati pradžia dar jų prisiperku, išsimėgauju, o paskui jau kuo toliau, tai jie prastesni kažkaip kokybiškai darosi, tai lepinosi, kas man patinka. Tai atvažiavom į kaimą ir lapai kokie gražus ir aišku, ateina vyras manęs pasitikti. Atidarys vartus. Na, va šitaip atrodo. Mano automatika. Biržos 3 dieną nebuvęs kaime, tai dabar toks laimingas. Jau tipo galiu važiuoti. Taigi, turiu tokį moliūgą. Ir ką aš čia su jom darysiu? Čia tas iš vis labai gražiai su to žaliu, taip man atrodo. Internete susiradau kažką idėjų. Bandysiu papaišyti. Kadangi per savo gyvenimą nesu šių labai daug pjauščiusių, tai tiesiog kažką paprasto. Tiek su šito pieštuku niekas beveik nesimato, reikia kažką ieškoti kitų. Bandysiu su markeriu, bet jau teks su visam piešti, tai bent įsiaiškinau, ką per žemai buvau nupiešus, o akytės piešiu su šitokia karūna. Tik jau biškai pridirbau, nežinau, reiks bandyti gal su acetonu paskiau patrint. Tik jaučiu, čia nerasiu, bus bute. Ką tu? Piešiu. Ne. Piešiu. Ne. Piešiu. Ne. Piešiu. Ne. Piešiu. Ne, čia nepieški. Jo. Čia pamatysi, kas vėliau bus. A, gerai? Piešiu. Nupiešiau kažką tokią. Nežinau, ar man patinka. Gal dar į tradicinį kokį. Netiko, nutryniau. Kažką kitą noriu. Nuspręsta, bus šitoks babaužiuks. Tai dar melisiukui reikia papaišyti. Nežinau, o čia be vyro apsijęs. O kas yra? Nežinau. Sunkoka? Nu, pažiūrėk, kaip aš įpjausiu. Nori draugelį leisiu naudotis? Ne, sugadinsiu iš vis. Eik, tu eiski per sviestą. Aminas. Nenulaužk rankenos, jei nebus. Mama. Nu? Na. Nu? Na. Nu? Nu? Na. Nu? Na. Nu? Na. Melisa, nu? Na. Eina. Iman. Ole, koks mėsingas, Nu, tai kaip man čia dabar jį reiks? Kažkaip taip. Tiek tau nenupjauk jos. Nevalgykit mano darbo. Čia puošmena bus. Čia nėra nieko valgoma, čia viskas kompostas. Jokau. Ne, nu. Pala turiu šaukštą tą didelį. Robertai, negadink man smagiausias akimirkas. Eik iš Kriukę čia. tokią pat filmuok iki čia ir viskas, ir nieks nesupras. Nu noriu aš. Eik iš čia. Nu gerai, imk. Aš tik sėklų biškį pakabinu.
Taigi, babaužis atrodo šitaip. O Melisa užsiprašė veiklos, patink pūsti. Patinka? Ne. Parodyk, kaip mokė. Ma. Parodyk? Ne. Išpūsi? Oho. Tavo plaukus. Dar? Sakyk dar. Da. Nori dar? Da. Noriu. Man. Dar. Da. Šiaulietiškai. Da. Roberts išgyrė, kad tikrai simpatulis toksai. Vasarą išradžiau Melisos staliuką su kėdute. Ir jeigu būčiau žinojus, kad su ranka reikia šveisto, ne su aparatu, tai aš būčiau net neardžius. Roberts tik dabar man pasakė ir reikia užsiimti. Nusipirkom jau dažų. Ir gale video paleisiu, ką aš ten vasarą pliurpiau. Tai galėsit žiūrėti, kaip aš ardžiau staliuką. Kaip dar buvo šilta. Apšvietimas toks. Tai nelabai gali matyti, bet čia gal reikėjo nusiplauti. Žinau. Nelabai matau, kas čia šveičia. Kadangi vyrui labai gerai sekasi, tai tegu jis ir šveičia. A taip, Melisa, tegu tėtė darbuojas. Kiek čia moteris gal? Tik pagirk. Tavo projektui darai. Bet turiu labai dukrą besirūpinančią manimi, tai tiesiog, kad nedirbčiau. Ir žaidžiasi jinai. Užsilipa dabar ten, kur šveičiau ir tiesiog neleidžia. A taip, rūpinės, ką mama niekad nepersidirbtų. Nieko. Ja. Mirkt, mirkt. Bet tai bus ne šiandien, nes reikia dienos šviesos. Rytoj galvoja Melisai darželį jau leist. Sakau, reikia padaryti kažką rudenėlio šventai. Ką, mami? Vis noriu filmuoti ir vis užmirštu paimti kamerą. Tai va, ale puokštę padariau, bet Roberts dar kai ką parneši, tai bandysiu įkomponuoti. O iš sukinės turbūt nieko nepadarysiu. Nu, bet dar žiūrėsim. Na, Melisa kitaip komponuoja. Kažką įkomponuoti. Galėjo būti nepašalė. Ir kas būtų? Daug Ryškesnė? gražesnė, žalesnė. Ne. O, gaisrai gerai. Bandau sukomponuoti puokštę. Su aliuminiu net siūlu, kad būtų kuo ekologiškiau viską išmesti tiesiog į kompostą. Pradžiai nežinau, ką daryti, bet kai darai ir atsiranda idėjos. Nu, man tai labai gražus darbelis. Ką tu. Aš sakau, čia bus ežiukas. Darbukai iš tikrųjų džiaugiuosi su Melisa kartu. Ir dar vyras prisidėjo, atnešė daugiau gėrybių. Išsuko man stovą, kad stovėtų. Ir, nu, tikrai gražus. Nežinau, o mokyklai darydavo, nedarydavo. Gal pradinėse klasėse, jau net neatsimenu. Turi akytės, nosytė, va. Į čia, va. Galvojau tik puokštę daryti, bet sumaščiau. Pridėti ir žiūriu, visai gerai derinas. Ir, va, Roberts prisuko stoviuką. Čia nuo lempos, kur nusuko, kad lempa būtų. Tai va, toks va. Kita diena vyksta pasiruošimas dažymui. Taip pat priviriau maklevošės labai skanios su makaronais, vištiena, špinatais, saulėje džiovintus pomidorus, nu tiesiog labai skanu. Gal ir įdėsiu nuorodą, jeigu nepamiršiu po video. Na ir šiandien pasirūpinau, aišku, persimonais, kepam sūrelius, duona ir kažkas dar sūris. Na ir viskas, tiek žinių. Nebaisiai daug, bet teks išgyventi su tiek, ką turim, taip? Taip, aišku. Šiaip maklevošę šiandien daug padariau. Turėjo būti vakar,
Bet Robertas kažkaip sako, iškepsiu kiaušinį rytoj tą vakarą šitą dieną, kaip čia nugavos. Tai vat, bus šiandien. Nežinau, kokią spalvą noriu daryti, bet bandysim. Žiūrėt. Eksperimentuot. Gal pavyks eksperimentas kaip vakar su... Biškį per daug. Su... Nuvalyk. Labai ilgai maišyt. Na, kaip spalva? Per šviesį. Per šviesę. Taigi, tokia spalvikė. Ir lipam aukštai dažyt. Blemba, gražu. Gražu spalva, ne? Kai šitie dažai jau keičiusi, ne? Patinka tai, ką darai? Ir patinka, nes Melisa šiandien darželį. Kiek čia? 3,5 savaitės nebuvo. Mėnesį laik. Na, jau mėnesį. Kai tik atšala, tai viskas. Na. Jau mėnesį laiką tik atšala. Nes 29 pamatus išbetonavom ir baigės vasarą. O jau artėja 29. Jo. Ai, net atsimeni datą, kada išbetonavom? Jo, tai čia istorinis įvykis. Tai iš tikrųjų visai neprastai. Čia vienu sluoksniu dar nutepus jau pradžiuvo. Čia vat irgi. O čia va taip palikau nedažytą, kad kaip atrodo tas pasižiūrėt skirtumą, tai iš tikrųjų yra. Ir kaip šveitam, tai jau turbūt Robertas jau bus parodęs, o gal kartu kažkaip gausis tas vidosios. Tai šveitam vakar kartu dviese, o Melisa tuo tarpu mašinai miegojo ir aišku, savo kamerą irgi mašinai palikau. Tai einu toliau dažyti. Smagu žiūrėti. Man rodos bus gražus staliukas su kėdute. Nudažyta po 2 kartus. Ir rytoj apversiu viską ir dažysiu kitą pusę. Jeigu tik Melisa eis į darželį. Eis kur dėsis. Visai džiaugiuosi taip pasidarbavus šiek tiek ir šildau maistą. Taip kaimiškai. Špiežinė, keptuvė, krosnis, viskas kaip priklauso. Vyras lyg ir irgi patenkintas, tai dabar važiuosiu Melisas pasiimt. Ta diena, aišku, vėl greit prabėgo, nes iki pietų valgį dariau, kad čia būtų ką atvežti. Ir, ką žinau, biškį nutažiau, biškį pasislampinėjau. Ir vat jau beveik 5 įvažiuoju. O vis tik 20 km nuo čia. Tai ir grįžau ir jau beveik su Temu ir su... Melisa? Labas. Labas. Su dukra jau. Slepies? Vat tai tau. Ką? Ačiū. Eini įvertėt, kaip mama staliuką restauruoja? Einu iš paskų, gerai? Nu, Melisa. Lova. Kas čia buvo? Lova. Ne lova, čia tavo staliuks. Toks. Staliuką renovuoju tavo su kėdute. Melisa, žiūrėk, čia kokia spalva. Rytoj, jeigu būsi darželį, pabaigsiu. Ir tu mama. Taip, a patink tokia spalva, ką? Tutu. Gera? Tutu. Tutu mama. Nu, o kas blogai? Tutu mama. Kad nesurinkta blogai? Na, va tutu mama. O spalva graži? Tutas. Ai, tu norėtum padažyti, Tutu mama. Aha. Tai naują dieną atvažiavau pasižiūrėti kaip. Tai baltą spalvą galvoju dažyti 3 sykį. O sušviesinta žalia 2 sykius va ir užteks. Šiandien dukra irgi darželyje, tai labai patogu, tiesiog dažydavo. Ir vedė rytą Robertas ir sakė, kad
vos spėja šlepkės užmest, jau bėgi klasę. Kaip faina. Ir vakar ateina aš jos pasimto, jinai savo krapštas, jinai žino ten, kur pieštukai, kur koks laps. Viena pati savo ir aš sakau, Melisa, nekreip dėmesį, per kokį trečią sykį tik prišaukiau aš ją. Tai vat. Trečias sykis baltai nudažyta. O čia apsiverčiau. O čia dar neapsiverčiau. Čia po 2 sykius dažysiu. Dažus prasimaišyta. Tai iš tokios į tokią. Na va, pirmas sluoksnis ir nudažytas. Laukia jau gerokai balta, eina savo. Tai aš čia šiandien spalio 26 gal. Jo, geras. Šalta, bet taip už langą gražu žiūrėti. Nušveičiau, kur buvo dažai prilipę ir dabar dažyta. O dabar reik palaukti. Ir čia nebuvau palaukus, čia dažiau po 10 minučių, tai žiūriu, atšoka. Tai čia bus po stalu, tai tiek to jau, kai jau prisidirbau. Tai šitą reiks jau bent valandą palaukti, kol džius. Ir belaukiant paskaičiau instrukciją dažų, ar kaip čia sudėti, tai tipo reikėjo nugruntuoti prieš tai, o aš tik pašveičiau. Roberts nieko nesakė, aš nepasidomėjau, bus kaip bus. Nepardavimui. Antras sluoksnį nudažiau, tai vėl valandą reik laukti. O čia jau galiu kai ką surinkti. Tai šituos pagaliukus čia prisukti. Nu va. Ir dar šiek tiek galvoju, ar atsiminsiu viską, kaip sudėti. Nu, šiaip dar fotkę pasidariau. Ir ar susirinks ar nesusirinks, neliks dalių kartais. O galbūt trūks. Esu pasidarius nuotraukas. Bandau rinkti, labai kniedi. Ir štai kaip atrodo galutinis rezultatas. Sakyčiau, labai gražus. Aišku, dar yra kur tobulėti, nes šiek tiek va čia yra nubėgę. Ir kur čia dar? Čia buvo prie lentutės prikibę, tai plėšiau ir atkibo. Čia žiūriu irgi kampas, taip ne visai nusidažė. Bet pirmam kartui ir šiaip nepardavimui, o dėl melisiuko tai labai fainai. Ir žiūriu, mano kamera baigia įsikrauti. Tai dalių neatliko, viskas tvarkoje, greit susirinko, lengvai ir pati savim didžiuojas, nes tikrai maniau, kad eis šitas komplektukas į pečių. Bet vis tiek padariau. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot ir dabar pažiūrėkit tiesiog, ką vasarą pafilmavau šiek tiek, ką parodžiau, tai labas. Pirmas dalykas, ko galiu pasidžiaugti, išveži šiukšlės. Jau čia prieš kelias dienas išveži, bet viską išveži. Kai minėlis rašė vyrui, tai kaip parašė, kad neišveži padangų. Tai gal veža tik tai pavasarį. Taip pat senai buvau kai ką prisižadėjus. Tai šiandien įvykdžiau. Užrašiau visus kontribį rėmėjus, kurie mane palaiko ir palaikė. Paskutiniam
nesenai nustebinusiam dėkoju Tomui. Bandžiau jūsų sąrašą rasti per kontribitai, nežinau, nerandu, nemoku. Ir susiradau tiesiog per Gmailą. Tai vat, ką radau, tą užrašiau. Tai ačiū, kas palaikot ir palaikėt. Suprantu, kad daugam įdomu tas video, kur pardavėm apie namą. Tai aš jį tiesiog paskelbsiu, nežinau tiksliai kada, bet kai jau išsileisim visus pinigus, bus ramu. Tai greičiausiai, kad bus gal per naujus netyčia, bet irgi nenoriu prisižadėti. O nenoriu viešinti vien dėl to, kad vienas buvo labai įžeidas komentaras, kad iškvies vaikų teisės, nors ir šiaip nelabai suprantu prie ko. Bet aišku, mes jų ir nesulaukiam, bet kadangi yra jau keli, tai tegul dėl tų kelių kankinasi visi. Nu, šiaip tai, kas labai norėjo, mačiau, tikrai keli šimtai yra pražiūrėję. Nežinau, ten viens per kitą gal nuorodas pasidalinot, nes buvau paviešinus YouTube'ai, tik tai kas turėjo nuorodą žinoja, tai nežinau, ten kažkaip gal galima pažiūrėti, nes kontribitiek nesusirinko žiūrovų, kiek peržiūrų, kad. O dabar tą video esu visiškai užslaptinus. Ir ką nori? Labas. Užbaiginėja vyras paskutinį darbelį. Kur pirsas pasislėpė savo. Net padusau. Šitie maišai buvo ten. Šita plokštė buvo ten. Nu, čia tie putplaščiai, tai menka bėda. Tai išlaviau, nes pusė išfuguota, pusė ne. Kur fuguota balčiau, kur nefuguota ne. Bet kad plaut reiks grindis, nudūšęs, tai reiks. Kadangi užsisakėm langus ir jie jau pagaminti, bet mes jų dar nepasiėmėm ir nesudėjom. Tai čia taip ir šiksis tos grindis. Bet kai langai susidės, prašom nevaikščiot su batais. Nesvarbu, kada gipsą reikia sukti. Tai dabar įsuk, kol da langų nėra. Ne. Reikia greičiau susidėti. Ir tada jau kuistis galėsim, kai lietus lis čia vidui. Tai man tada reikia grindis patiest. Bet jaučiu su plevelė, kad neliptų taip. Aš galvoju plevelę, nes ir vandens bus, ir dar kažko, ir štišpoto tas popierius. Tai va, dar labiau prikepsiu dar šudinių valyti. Jo. Tai reikia vientisą plevelės gabalą nupirkti. 6 metrų ir poliaubus. Jep. Ir paskiau dar antram aukštui. Kas čia toks trintuks atėjo pas mane? Šiaušalė. Šiaušalė. Mama. Jie dabar sam šiaušals. Mama. Ką? Mama. Myli? Mama. Myli? Mama. A myli mama? Ir aš tave. Po kelių dienų vis tiek sugrįžtu pas savo kamerą. Važiuojam savo mergaitėm ieškot rūbų ir avalinės darželiam. Jaudinės, ką, biškutė? Ne? Ne? Gerai. Melisai va, tapkutės bus darželiai. Tap. Šitą panelę mane pirmąsyk nusivedė Akropolį. Apžiūrėti šitą vietą, kur niekad nežiūrėjau. Jau kelias valandas duodamės, tai nemažai rūbų pripirkau, nemažai ir išleidom. Ir maišą kažkur jo, tokį didelį norfinį tą medžiaginį maišą. Tai sumąstėm atsipūsti ir dar pažaisti, halsėti nuo kasdieninės veiklos. Ir dar atvarėm trumpam aplankyti vyrą. Davė su šitą šiek tiek pažaisti, labai patiko. Aišku, nukasiau nelabai gražiai, kažkur ten biški per giliai. Dabar darbuojas jo sesė su daug praktikos, nes šitą darbą dirbus. Ir dabar bandai išvyti ir darbuotis toliau. Bet per dieną daug pasidarbavo. O Melisai daug pripirkau rūbų, savo šortus ir komplektuką ir, nu šiaip va, visas maišas Melisai rūbų. Ir batukai. Visas maišas su kaupu. Vakar iš apsipirkinėjimų užsukau dar pažiūrėti, ką Roberts daro tam naujam sklype, kur namas bus. Tai ten žemės nustumdė, davė šiek tiek man pažaisti traktoriuku. Labai patiko, bet ir greit atimi. Šiandien
prie molinuką, tai vyras toliau žemės stumdo čia. Aš šiek tiek panešiau lentų, šiaip daugiausiai su Melisa prabuvau, nes lentas tai nešiau tik kai jin miegojo. O dabar jinai man mašinai užmiga, net nežinau, langus atidariu, vis uždėsiu, kaip jin šiandien perkais. Ir buvau nuvažiuota į dizelę nupirkti, nes suryja traktoriukas. Ten Robertas atrodo, kai ant kalną būtų. Gali taip ir yra. Užsimaišiau košės ir pradėjau tarpus tepti. Šiek tiek žiūriu nudžiuvo, nes dar pas Robertą buvau nuėjus pafilmuot. Tai reikia greit ir valyt. Nu va, kampiuką kaip ir padariau ir dabar plaunu. Tai kažkiek ir pratęsiau. Nuo ten šiandien buvo iki čia ir liko visai nedidelis kampiukas. Ir dar tas plokštės reikia patraukti, bet jau prašysiu vyrą. Nežinau, per silpna aš tokiem dalykam, arba šiaip, nežinau, gal labiau bijau sulaužyti, kad padėsiu ir sulūž. Sakykim taip, bijau sulaužyti. Laukiam su Melisa. Robertas popierizmus atlieka dabar dėl namo. Kas geodesininką. Dava prieš tai nesenai buvom, tai pridavė traktoriuką, atsiskaitė su pinigais. Ir šiandien galvojam taip pat miegoti molinuke, nes jau bus, tai yra, miegojom 2 naktis, molinuke pasistatėm palapinę ir visai patiko, tai galvojam dar šiąnakt, nes dar kol kas geri orai. Noriu save pasigirti. Ai, tu turim langus. Vakar pabaigiau plytelių tarpiukus laistyt. Ir jau dabar su plytelė visiškai viskas. Nu, tik dar liko ties langais ten supjaustyt. Ir tai vat langai įsidės ir susidės plytelės. Tai praėjo vėl daug dienų. Neturiu aš tų pasiteisinimų. Bet prisiminiau, dabar pasiėmiau kamerą ir jau vakaras, jau pamatų tuos polius įsigręžiojom ir važinėjau. Taip paėmiau kaldras, miegosim ten, dabosim traktoriuką. Jeigu kas nežiūri mano vyro vidosų, tai nelabai ir bus aišku, apie ką aš čia pliurpiu. Todėl mielai kviečiu žiūrėti ir Robertą Mylę kanalą YouTube'ės, bet greičiausiai bent jau dauguma tai tikrai žiūrit. O aš užsukau dabar į kaimą paimti kokių pomidorų, agurkų, kad turėtumėm daržovių ką valgyti. Paėmiau ten kumpę, sūrę, sumuštiniam, dieną buvau šiaip dar kažko ten padarius valgyti. Irgi nuvežiau. Tai jau beveik kaip ir suvalgėm, tai dabar naktipiečiam bus sumuštiniai. Dar prie to pačio, kad važiavau į kaimą, labai gerai, kad šiltnamį užsidarysiu, nes naktis jau vėsas. Melisą palikau pas tetą per naktį, pasiimsiu rytoj vakare. Miegosim su Roberto atskirose mašinose, aš savo į savo. Ir kažkai nebus per daug mum dviem, bet daržovių niekados nebūna per daug. Dar kokio baliuko gal nudžiaut. Tas nudžiauta iš savo kiemą. Bet tai su molinuku reikalai eisis toliau. Bet dabar labai mums svarbu įsilieti tuos pamatus. Ir paskiau jie ten stovės. Ir čia toliau vėl krapštysimės. Ir išvažiavau čia skaitos greitai, bet turbūt užtruksiu kokios 1,5, jau gal net 2 valandas. Bet dabar kaip ir ten nieko pagelbėt. Nu, kaip čia prisidėt, darbais nėra man ką, tai galiu baisiai ir neskubėt. Bet jau miegs jam tai žiauriai nesukastavo, tai ne aš taip prisidėjau ten, kol Robertas kasioja ten tuos pamatų polius. Atsinešiau lauką staliuką su kėdutė Melisas ir per žiemą buvo mediniam name, tai labai supelyje, tai aš jį noriu atrestauruoti. Bet pradžiai nusukinėti viską, kuo daugiau prieit lengviau. Kažkokie vidai man yra atsikalti šudukai. Jo, reikia atsisukti tau čia. Ai, tu atsisukai? Viską atsisukau, man yra tiesiog vidui da yra tie pagaliukai. Taip. O, viską atsisukai, dabar turi išsikelti. Nu taip įmeniau. Dėkoju.
Prašau. Tai taip atrodo išskerstas staliukas. O taip atrodo kėdutė. Ir nuklijuojam lipuškės. Lipdukas nusilupo sunkiau nei tikėjausi, bet nulupau. Toliau šitą lipduką atsikratom. Nu tai yra šituo lipduku atsikratau. Bam. Einam apžiūrėti Melisos reakciją. Kaip staliukas? Ką? Patinka? Jo. Norėsi sėsti? Na, nu labai gražiai atrodai. Ai, gražus stalas. Ką? Čia mama padarė tau nudažį. Ai, dava valgyti čia ant jo, taip? Kur čia tiščias? Kaip spalva patinka? Spalva nepatinka? A patinka? Gražu? Tutus. Patiko man.